vakaras. Paskutinės šių metų LKL lygos rungtynės bus pažymėtos juoda dėme. Žalgiris triuškino Sakalus, tačiau labiau nei krepšininkai pasižymėjo sirgaliai, sukėlė masinės muštines. Kaip pranešė vietoje buvę liudininkai, konfliktas kilo po to, kai žiūrovai sėdintys prie vieno iš krepšių prašė 3 statalų ir galių neužstoti vaizdą aikštėje. Mačia filmavimo kamera fiksavo kitoje aikštės pusėje įsikūrusių kolegų skanduotės. Apsižodžiavimas netruko virsti atvirų mūšių kumščiais, po to, kai per visą aikštę prie tribūnos priartėjo 10 Sakalų gerbėjų. Konfliktą sunkiai malšino apsaugos darbuotojai, o į Žalgirio treniruočių centrą netruko atvykti ir policijos pareigūnai. Pastarėjai ne tik išvaikė Sakalų gerbėjus, bet ir keletą iš jų sulaikė. Vis dėlto sirgalių mojavimasis kumščiais jokios įtakos rungtynės neturėjo. Žalgiris nuo pirmųjų minučių dominavęs aikštėje 88-54 triuškino svečius iš Vilniaus. Nugalėtams Martynas Pocius pelnė 17 taškų, Sakalams Gintaras Leonavičius įmetė 13. Spalvingos debiutinės rungtynės Ramūnui Budatui tikėkime taps puikiu startu ir kitąmet, kuomet Žalgirio lauks žūtbūtiniai mūšiai Eurolygoje. Naujausiamis žiniomis apie 30 Sakalų sirgalių yra sulaikyta. Apmaudu, kad krepšinio metai baigiami tokiu gėdingu ir tikrai netoleruotinu akordu. Kur kas džiugesnės žinios iš NBA lygos.